viskas išeiti. Čia mano draugės. Susiraikė. Dar vėlidė. Aleksandravičius. Kur žmogelis tokiam planom kojom? Kaip vaškinis atrodo. Iš kažkokio plasmos. Kas jau nori išpėties, kad lovas gali, jeigu labai pavargę ir atsikolti. Pačiausiai lovas jau daikaus. Daikaus. Jau vis turbūt sveria, ne? Nu, man atrodo. Galėtų apsižvalgyti, bet kartais net ir pasakot nereikia. Gal žmonės, žinai, kartais nuo pasakojimų, aš konkrečiai pasakosiu, tarkim, tas paveikslas tą reiškia, bet paveikslas nėra toksai, tik tai mano nuomonė, kartais tas vaizdinys sukelia visiškai kitas asociacijas žmonėms ir kitas žmogus gal mato net ir biškį kitą tą paveikslą. Ne tai, kad aš, sakykime, pasakysiu taip ir tai nėra visiškai baigtinis mano pasakymas, tas darbas turi įvairiausių dar tokių variacijų. Tai va čia yra tokia mano dirbtuvėlė, kur čia paišau kiekvieną dieną, darbaunaus, gal ne visai naudingas tas darbas visuomenė, bet toks ir esu biškai, kad darau tai, ką pats noriu. Ne pagal užsakymus, nieka gyvenu vieną kartą gyvenime, noris taip šitame plotelį pakaraliauti, ar čia patiks kam, ar nepatiks, čia man mažiausiai tai rūpi. Ir tų tokių pataikūnų, kurie pritapo, taip gyvo galybę, ir tų peizažėlių, ir visų kitų dalykų, tai aš savo leidžiu taip pasisavivaliauti. Kaip menininkas ir paišau, kaip Vilė, kad čia užsiminė mūsų, tada pjoja bitelė po miestą, lakstant užsiminė ir klausė, sako, kodėl pas tie paveikslai tokie skaudžiai, yra raudonos spalvos nemažai. Yra, o iš tikrųjų tai aš ne visai, mane tenkina tokia aplinka, ko gero. Ir jūs turbūt pretenzijų daug kam galėtumėt pareikšti, ta gyvensena, tas mūsų, sakykime, net ir miestelio lygis, jis yra paprastas eilinis bažnytkaimis, kas kad ten gatvelė sutvarkytas, apleistas, bet yra, meninė prasme, jis yra eilinis bažnytkaimis, tik tai, tarkim, mūsų kraštiečiai, jie lupai, kad dažnai jie pristatė ypatingai gražų, puikų miestą, bet čia, jeigu, sakykime, taip rimtai žiūrint, nu kas tam mieste tik tai du meniniai objektai, galbūt herbas ir dar prie bažnyčios vienas darbelis. Ir ten Pauliaus Ratkevičiaus padarys skulptūrą prie buvusio balionų užpildintos stoties ten. Tai tų, sakykime, kažkokių meninių, tokių akcentų ir žiauriai mažai, nes niekam nereikia. Iš tikrųjų, iš valdininkės jie užiminėja tas pareigas, algikės gauna ir poreikį tokį nėra, kad gražinti miestą. Dar anksčiau biškelį buvo didesnis poreikis. Tai iš tikrųjų manęs ta būsena netenkina ir manau, kad jūsų daugeliu netenkina. Pensijas mažos, mokesčiai didžiuliai už visokius apšildymus. Tai va, sakykime, aš paišau biškį tokį kaip įdingai gyvenimo pusę vaizduoju. Ne kažkokius gražius paveikslus paišau, bet
vat nueis pas mano pusbrolį Stanislovą, ten jisai galbūt ir gražias moteris tapo ir viską, bet aš daugiau analizuoju tokią, vat būtent tą ne visai teigiamą gyvenimo pusę, nors nueisim kitą kambarėlį, turėtum daugiau biškį idealistinių dalykų, o čia yra, čia yra toks darbas kaip protezinis jopas, pavadinau, tai tokia ličina figūra, koja išlindus per rėmą ir kutena savo protezą. Iš tikrųjų bando sukelti savo juoką per visiškai negyvą daiktą, per būtent protezinę koją kutena ir iš tikrųjų gal ir mūsų tauta panašiai yra, mes dažnai apsimetinėjom, kad mums gerai šypsomės, atrodo viskas gerai, o lyginkim, tarkim, su kokiais prancūzais, išeina jie ir kokia problema, algos mažos, kas išeina masės žmonių, kaip sakant, išsireikalauja savo atlyginimus didesnius, savo ruostą įstoja. Mes, kaip sakant, bandom apsimetinėti, kad viskas gerai, šypsomės, to mums ir naudojasi valdžia. Tai va čia ir bandau parodyti, kad mes kažkaip ne visai taip nuoširdžiai tikrai kalbam apie gyvenimą ir vaidinam tą gerumą, nors iš tikrųjų ta būsena nėra, man daugelį niekam čia labai netinka. Tai va čia vienas iš tokių paveikslų. Ir ten biškelį ir tokių gražesnių galbūt darbelių. Kartais papaišau su akmenim, kur galbūt akmeniškai irgi jau kai kam ir nepatinka tie akmenys, bet pas mane atvažiuoja kartais ekskursijas iš kitų miestų, tai jie net tai džiaugiasi, pas mus nieko tokio nieks nedaro. Ir Mažeikiškiai vakar buvo ekskursija, tai irgi taip stebėjosi, kad iš tikrųjų kai kas jiems čia patinka, mes patys galbūt nepastebim, kas yra vertinga. Jau, ką čia dar, o čia ir dar viena tokia antisovietinė laiko darbiuks yra, tas, kur nupaišytas, čia 84 metais pašytas, dar nebuvo nepriklausomybė paskelbta. Tai va čia save nusipaišęs, kol dar nebuvau pliktelėjęs, nuotraukytė užkišta už virvės yra, o pats tai įsivaizdavau taip supakuot, nes menininkai visą laiką netarnavom tai sovietiniai sistemui, plakatai neteko paišyti. Ir čia save taip kaip supakuot tokiai, kalbus rankinas, šis yra ant globuso, gal vyresnioji kartu prisimant, tie globusai buvo vieni iš skaniausių patiekalų. Bulgariškai ir vengriškai, ne pamenu būdavo. Tai daugiau nieko tokios skanaus čia sovietiniai sistemai nebuvo, tai va tie globusai, mes vaikai pasislėpę dar, kaip sakant, pardavę butelius, nusipirkdavom tokius globus pavalgyti. Tai va čia ir sovietinis sistemas, toks darbelis vienas. O čia dabartinis darbas jūsų? O čia irgi sovietinis buvo padarys, tai aš jį ir pasisodinu, ir paguldau, ir pastatau. Kai nusibos, va šitokia poza, aš jį biškai taip paverčiu. O čia iš tikrųjų buvo sovietinė laikmečio rūpintojėlis toks padaryts. Be rankų, be ko, nes rūpintojėlį, gal žinot, tokia galva atremta laiką. Kokios medžiagos čia? Čiklos masė. O sovietiniu laiku ta politinė sistema buvo tiesiog tokia diktatoriška, mąstyti nelabai reikės. Tai buvau tokį padaręs ir spektaklį dar. Nevaitas, jisai buvo kaip personažas vienas, bet jis buvo pasodintas prie įėjimo į teatrą. Kasininkė biletavo, žinai, ir tas antroje pusėje buvo pasodintas. Ir kojas buvo įmerktas į bliūdą tokį, muilino vandens. Ir prie jo buvo, aš dirbau kultūros rūmų teatro dailininkai. Dariau tokias reklamas ir buvo parašęs ant reklamas, kad bus dalinamas veltui muilas ūkiškas. Tai senais laikais to muilo nebuvo tiek daug ir kad eitų daugiau žmonės į spektaklį. Buvo Grušas Suomiška pirtis, tokia politinis spektakliuks. Tai ir taip parašiau ant reklamas, kad bus dalinamas veltui muilas. Ir galvoju, nes jeigu tikrai o paskui nuėjo parduotuvį, negaus jo taip lengvai, buvo normuojamas vis kažkaip.
Ir pagalvojau, nu, gali būti riestai, tai sugalvojau po to muilu padėti tokį lapelį ir užrašiau, kas esat purvinas, galite pasiimti. Tik pakelia prie tą muilą paimti, pasižiūrėjau į tą lapelį, pats atgal ir man kokius gal 2 muilus tik paėmė ir tik išsisukau iš tos padėkos, nereikia daug muilų. Tai va čia irgi tai. Kiekvienas vis tik paveiktas. Ir realistai, Jeigu nors įdomu, gali laukti. Čia va tas skulptūrėlė, čia vaikas. Va tas toksai, kaip sakant, dabar irgi va tas kapitalistinė ta sistema tokia grobuoniška, vos nežvėriškai persekiant eilinį žmogų, žinai, nes, sakykim, tas kapitalas arba pinigų, tas godulys, toks, sakant, kaip žvėris, O ten ant lango tos skaičius. O ten ta figūrėlė yra chameleons, sapnanukų žvaigždės. Tokį kompoziciją padariau, kartu tikrai chameleons, kartu smūgiu. O tai tokia labai dalyvavo, ten įduosi darželį ir politiniai įdomus kaip klausyti. Čia iš tikrųjų yra dabar va tas aktualus paminklų statymas, kur Vytis Kaune pastatyts yra, tai čia aš irgi savotiškai pavaizdavau irgi Vytį. Ant žirgą biurokratas stovi iškėlęs pirštą, rodo kaip žmonėm gyventi. O čia aplinkui su binlaidžius pavaldininkų, kurie taikūnai Einropauliu. O iš Arklivat, iš to, kaip sakant, dalykus toks kūrinis, kaip viena didelė galva, ir tai dantų pinigai, viską, kaip sakant, beveik pinigais gali nupirkti. Ir tokį politinis projektėlis. Muziejai esu sakęs, merui, kol rajone bus perdėta į tą politizuotą erdvę, o tame kampe bus politiniai projektėliai. Tie kiti. Padalimai kaip akmenį yra duotas paslėptas. Vienas prasitaręs, kurioje vietoje yra velnio nutvertas ir už liežuvio ten panašiai. tą pardavinėjam? Kuris? Ne, tai Ne, pardavinėjam. šitų nepardavinėjam. Ne, Nu, kai kurios parduotuvės. Kaip einama? Tai dar tai nepardavinėjam.